Paminklas Ukrainos klasikui, rašytojui, poetui, dailininkui, įkvėpusiam ukrainiečių tautinį sąjūdį, Tarasui Ševčenkai, Bazilijonų, Arklių ir Visų šventųjų gatvių sankirtoje iškilo prieš beveik 10-metį. Tarasas Ševčenka gimė 1814 metais, mirė 1861 Peterburge, vėliau perlaidotas Kaneve. Tarasas Ševčenka buvo ukrainiečių poetas, dailininkas, rašytojas, mąstytojas, didis Ukrainos nepriklausomybės ir laisvės pranašas. Jaunosios kartos menininkė ukrainietė Veronika Senenka sako, kad iki karo Ševčenka nebuvo itin populiarus tarp jaunimo, tačiau prasidėjus karui jo reikšmė vėl atgijo ir įgavo kitą prasmę. Šiandien Tarasas Ševčenka įkvėpė ir drąsina žmonės. Taip, jis įkvėpia žmonės dabar. Prieš daug metų jis kovojo už mūsų nacionalinį identitetą, kultūrinės vertybės, kovojo prieš mūsų kaimynus. Ar tu skaitai jo eiles? Žinoma, Ševčenka yra mokyklos programoje, kiekvienais metais skaitome Ševčenkos kūrybą, bet aš turėčiau pastabų mūsų mokyklos programos sudarytojams, nes ji nėra labai gili, nėra jo kūrybos sąveikos su kitais ukrainiečių poetais, rašytojais. Bet tai svarbi istorinė asmenybė. Taip, istoriškai, archeologiškai tai itin svarbi asmenybė, todėl mes dėkingi jam už tą dvasią, už tai, ką jis darė dėl ukrainiečių tautos. Nes tai jo dvasinė drąsa ir šiandien įkvepia kovoti. Gimęs baudžiauninko šeimoje, anksti likęs našlaičių Piemenavo, nuo 14 metų tarnavo karininkui Egelgartui. 1828–1831 metais su juo gyveno Vilniuje, mokėsi tapybos pas garsų dailininką Vilniaus universiteto profesorių Janą Rustemą. Vilnius tapo ta kultūrinė ir kūrybinė terpė, kurioje Ševčenka susiformavo kaip būsimas dailininkas ir poetas. Vilnius ir Lietuva paliko ryškų pėdsaką šios asmenybės kūryboje. 1848 metais jis sukūrė eilėraštį baladę Garsingam Vilniuje, dažnai cituojama jo ištartis Vilnius brangus mano širdžiai.